Gerą pavakarę visiems, Top Sport A lyga jūsų dėmesiui ir startuojame su 25-uoju turu jau Top Sport A lygoje. Gargždų Banga prieš Marijampolės Sūduvą. Na, vienu metu turėjusi tikrai daug netekčių, dabar jau yra pilnesnės sudėties. Buvo prie jo siejami ir labai garsus klubai. Arešas Sauza kamuolį priima, Sūduvos kontrataka ir čia gali būti pavojinga. Keli perdamai, smūgis į vartus. Būna sezone atkarpų, kuomet gauna daug žaisti ir Baltrūnas ir kiti. Bent jau kol kas Sūduva, dabar turėjo šansą Piliukaitis, Fiodorovas, Solodovnikovas ir Filipavičius. Na, ta atakuojanti trijulė tikrai. Tęsiasi Bangos ataka, dabar Sūduva. Ernestas Burdzilauskas taip pat žaidžia sėkmingai kaip ir Tautvydas. Sūduvos ataka, šansas ir, na, kai kur šiek tiek daugiau sėkmės ir galėjo būti ten pelnytas įvartis. Čia kortelė. Rungtynių pradžia 18:25. Čia Banga organizuoja savo ataką. Ir nesugavo kamuolio Zenkevičius, na ten jam aišku sutrukdė komandos draugai, o įvartis yra pelnomas ir Arešas Sauza. Muša įvartį prasidėjus 51 minutė ir veda į priekį Gargždų Bangą. Štai toks Arešas Sauza įtraukė į komandos šventimą ir tą jaunuolį, kuris dabar atsidūręs netikėtai Bangos žaidėjų. Beveik 40 minučių, na jeigu skaičiuosime ir pridėtą laiko, to laiko bus ir dar daugiau. Parodys geltoną kortelę, po geltoną parodė ir Zotko ir Srebaliui. Rungtynes buvo pelnytas įvartis. Dabar vėlgi pasižiūrėkime, kuom baigsis ši žaidėjas Džiugo B komandoje. Čia perimtas kamuolys ir iškart pražanga, kuri yra smūgių statistika Sūduvos komandos pusėje nesikeičia jau ilgą laiką. O Banga štai vieno perdamas čia į kovą. Zotko, smūgis į vartus. Robertas Veževičius. Na, vis dar spurda. Sūduva žais namie prieš Hegelmantą, jau minėjau, o Banga žais Širvintose prieš Transinvest. Čia šansas Maksimovičiui. Dabar jau organizuoja ataką ties baudos aikštelės ribos. Čia smūgis į vartus.